Aistės LSU naujajame sezone rungtyniausiančios naujų pavadinimų ir toliau tęsia užklasinės veiklos darbus. Dar nuo praėjusių metų klubas intensyviai bendradarbiauja su vidurinėmis mokyklomis, Rimanto Kaukėno fondu ir tikriausiai yra vienintelis moterų klubas, kuris suteikia kauniečiams puikias galimybes daugiau sužinoti apie komandą. Kad kauniečiai galėtų kasdieną matyti garsias krepšininkės, dar praėjusiais metais buvo pagaminti pirmieji krepšininkių stendai. Jolantos Marmienės ir Eglės Vitkutės atvaizdai šiuo metu puikuojasi daugiau nei metai prekybos centre Molas. Prieš pat naująjį sezoną Aistė savo gerbėjus nudžiugino dar 3 stendais, kuriuos pagamino įmonė Lazertechas. Šį kartą juose puikuojasi naujoji komandos kapitonė Vitalija Kaminskytė bei sparčiai tobulėjanti Laura Svarytė. Šiai krepšininkai buvo pagaminti net 2 stendai. Kartu su 1,90 cm ūgio krepšininkė krepšinio mylėtojai galės pasimatuoti ir nusifotografuoti Kauno prekybos miestelyje Urmas. Būtent čia stovės visi naujieji stendai. Norim padėkoti prekybos miesteliui Urmas, mūsų partneriams Lazertechas, kurie pagamino šitos stendus ir padeda populiarinti moterų krepšinį. Manau, kad čia stendai tikrai pasitarnaus, nes galės vaikai ateiti pasimatuoti ir gal net ir nusifotografuoti prie mūsų ir įsidės gal kažkur internete savo nuotraukas, tarkim Facebookas, ir pažymės mums. Prekybos miestelis Urmas prieš pat sezoną tapo naujais Kauno Aisčių LSU komandos partneriais. Manau, šie puikūs stendai papuoš mūsų prekybinės erdves ir bus stimulas tiek vaikams, visai visuomeniai siekti būtent rezultatų sporte, populiarinti. Krepšinis ir taip populiarus, tai yra kaip ir religija Lietuvoje, bet šiek tiek galbūt žinome tik tai vyrų krepšinį, o nuošalėje lieka moterų krepšinis. Tai aš tikiuosi, kad jie bus ateityje lygiaverčiai.